vėl papildė savo taškų kraitę, žaisdami lygiosiamis 2-2 nuo pirmųjų minučių aikštėje yra 9 numeris Validas Duibas. Išties įspūdingų smūgių įmušęs tą vienintelį įvartį. Jo dabar kartą laimėjo Hegelman. Čia Hegelmano atakas smūgis ir Kasietas užima komandom. Oho, Kurinskis kamuolį išmuša kojomis po Pesko tokio bandymo, gautų į medalius ir tuo pačiu į vietą Europoje tarpo. Hegelmanas atakuoja, čia gali būti pavojingas smūgis ir Kurinskis reaguoja rungtynėse ir Domas Lenzoka ir Baris Odžiuma atsiduria. Ohoho, Karlsas Diukas, berods jis, šauna iš už baudos aikštelės ir 1-0. Hegelman išsiveržė į priekį. Na, ką ir sakiau, smūgiai iš už baudos aikštelės gali būti labai pavojingi. Na ir mano žodžiai buvo tik teorija, o Karlsas Diukas pademonstravo, kas yra praktika. Tuoj pažiūrėsime dar epizodo pakartojimą. Na, tokia standartinė situacija. Ačiolas kamuolį atmuša, Diukas patogiai pasistabdo, ten bandė sutrukdyti jam Martinova, bėga į ataką, kuri gali būti aštri, perdamas į baudos aikštelę, kištelė galva Hegelman žaidėjai, Baftalovskis ir kamuolį Razvas. Dainavos treneris irgi keitimų neatliko. Dėl po šios atakos Baftalovskis. Geras perdavimas ir Oštenbrinkas, na, iš tokio laiko buvo ir čia geras perdavimas, bet atlieka standartinę situaciją, kaip jau įprasta šiandien Patrikas Popesko kelia kamuolį į baudos aikštelę ir be abejo vis tiek situacija buvo labai pavojinga. Ten perdavimas, o čia klaida ir kaip neįmušė iš pirmo karto, bet antras kartas nemeluoja ir Donatas Kazlauskas didina pranašumą 2-0. Net nesuvokiau, kaip Donatas Kazlauskas atsidūrė vienas prieš. Na ir Donato gražus gestas, tėtis su gimtadieniu. Labai svarbus, matyt, buvo svarbu Donatui pasižymėti. Na ir smagu, kad tai įvyko. Čia klaida. Suklydo gynyboje Dainava, na ir atiduotas kamuolys. Čia atrodė su Dainavos žaidėjai bando bent pradžiai mušti garbės įvartį Vincentas Šarkauskas. Kovos pergalė, čia gana toks aštrus epizodas, perdamas į baudos aikštelę, smūgiavo, nepasikeis. Taip ir yra, aidė teisėjo Mindaugo Jackaus švilpukas, Hegelmanai laimėjo rezultatą.